Sveiki visi. Šiandien norėčiau ilgai lauktą video padaryti apie medžioklinių apsauginių kamerų pasirinkimą ir palyginimą. Pradėsiu gal nuo kamerų paskirstymą į medžioklinės ir apsauginės kameras. Tai medžioklinės kameros visos iš esmės yra, kurios normalios neturi tiesioginės transliacijos. Jos skirstomas į atskiras vėlgi sektorius, kurias pasakysiu, ir apsauginės kameras, tai kaip Lietuvoje pamėgtos Realink kameros ar Arlo Go kameros, kurios skirtos daugiau apsaugai, bet Lietuvoje labai žmonės pamėgo medžiokliai naudoti, bet man jos, kaip sakykime, daugiau turi trūkumų negu pliusų. Trumpai tik tai ir pasakysiu, kad kameros pliusas tai yra, kad turi tiesioginę transliaciją, gali bet kada pasijungti. Aišku, jeigu yra geras ryšys, geros sąlygos tinklo, tai gali bet kada tiesiogiai pasijungti, pasižiūrėti, kas vyksta tavo šėryklai, bet turi keletą minusų, kuriuos ne visi pardavėjai pasako. Tai pirmas dalykas būtų, kad judesio daviklis yra tik tai apie 10 metrų, kai medžioklinių kamerų visų yra apie 30 metrų deklaruojamas. Antras dalykas būtų, neturi intervalo. Tai reiškia, jeigu ateina kažkoks žvėrelis, tai kamera be sustojimo fiksuoja ir kas 10-20 sekundžių meta pranešimus į jūsų telefoną, programėlę. Tai tas iš tikrųjų vargina ir jeigu turit ne vieną, o ten 2, 3, 4 kameras, vakare prasideda veiksmas, tai pradeda kaltas pranešimai arba ryte pasijungi ir 1500 ten ar 2000 pranešimų. Tai automatiškai ir baterija sodina labai ir interneto duomenis naudoja. Jeigu, sakykime, standartinė kamerytė užtenka 3 GB, tai jau Realinkui reikia 5 GB duomenų. Ir faktas, kad reikia tikrai gero ryšio, nes ryšys yra vienas svarbiausių dalykų. Ir paskutinis minusiukas tai yra dėl mažo kiekio turbūt geresnė apšvietimo, tai yra dalinai matomi ledai. Ir tie ledai matomi ne tik žvėreliam, bet ir dvikojam. Tai gali tiek vagis atėję į jūsų šėryklą pamatyti nusukti, tiek kelniniai žvėris baidasi. Aišku, pripranta tikrai, yra vietų, kur nesibaido, filmuojasi, viskas tvarkoj, kelia aukščiau, žemyn nukreipia, tada galima kažkiek apgauti žvėrį, bet yra vietų, kur netgi ir šernai baidosi, kur jie yra netokie baikštus. Privalumas vienas, o minusėlių daugiau. Toliau apie medžioklinės kameras, kaip rinktis, ką rinktis, tai norėčiau irgi paskirstyti truputėlį į grupės. Tai visų pirma yra 2G kameras, visos kitos 4G kameras. 2G jau eina gandai, kad už poros metų 2-2,5 yra planas atjungti, todėl turbūt jos nueis į antrą planą, nors 2G kamerų GSM imtuvas naudoja gerokai mažiau energijos ir baterijas laiko gerokai ilgiau, o 4G moduliai yra labiau, kaip pasakyti, valgo energiją, dėl to laikymas yra gerokai trumpesnis. Tai kaip pavyzdys, Burelio kamera 2G su 12 baterijų padaro 800-1300 nuotraukų, o tokia pati 4G kamera su tiek pat baterijų tokiam pačiom padaro apie 400, ten maksimum 600 nuotraukų tik tai. Tai va, vienas paskirstimas yra toksai 2G ir 4G. Antras paskirstimas kamerų būtų į tas vadinamas apsinės ir paštą. Tai kaip pavyzdys yra kamera, sakykime, Night Force'as, 4G modulis ir siunčia į elektroninį paštą. Taip pat Burelis kamera siunčia į elektroninį paštą, bet Burelis galima pajungti ir į programėlę, nemokamą. Night Force'as, sakykime, tai čia yra Uavisiono gamintojo kamerytės, kurios irgi yra programėlinės ir siunčia į programėlę, bet galima užsidėti ir papildomą opciją, kad siųstų ir į paštą ir visa informacija dubliuotųsi. Tiek į elektroninį paštą ateina, tiek į programėlę. Dar vienas paskirstimas būtų programėlinės į lietuviško SIM operatoriaus aptarnaujamas ir tiekėjo gamintojo SIM aptarnaujamas. Tai kaip pavyzdys yra Nordic Gamekeeperis, Zeiss kamera,
Čia dabar neturiu, dar testuojam Hikmicro M15 kamerą, Tactacam Reveal kameras, SPPoint kameras, jos visos turi gamintojo tiekiamas SIM korteles ir savo planus. Tai priklausomai nuo kiekvieno gamintojo parenka savo planą ir tu renkiesi. Tai tas, sakykime, paprastai Lietuvoje būna ne pats pigiausias variantas, dėl to, kad užsienio internetas yra brangesnis ir prisitaikant prie to, tos kortelės yra ganėtinai brangios ir planai prasideda nuo 7, 8, 9, 10 eurų už mėnesį ir į viršų. Išskyrus Nordic Gamekeeperio kamerą, tai yra švedų gamintojas. Aišku, bazė pati yra tikrai kinuose, bet softas padarytas yra švedų, užsakymas švedų ir aptarnavimas švedų. Tai pas juos yra tikrai pigus internetas parinktas, tai yra 3 planai, 2 eurai, beveik 4 eurai ir beveik 6 eurai. Ir už tuos pinigėlius gauni pasirinktinai megabaitų kiekį, ten 50 megabaitų, 500 megabaitų ir gigabaitų. Bet koks yra pliusas Nordic Gamekeeperio, tai už tuos 2 eurus pasirinkęs pigiausią planą, jeigu nuotraukos kokybę sumažini iki pačios mažiausios apimties, ir to tikrai pakanka, kad matyt šerną ar ten stirną ar zuikį, kas atėjo, kada atėjo, tai tu gali iki 1000 nuotraukų gauti už 2 eurus, o jeigu padidinsi maksimalios apimties, tai gausi tik 50 nuotraukų už tos duomenis. Tai gali pasirinkti aukštesnį ar dar aukštesnį. Kaip pavyzdys Zeiso kameros, dabar jau testuojam apie 2, eina 3 mėnuo. Interneto planai yra tikrai brangus ir vidutinis, kurį reikėtų medžiotojui rinktis, yra 750 nuotraukų per mėnesį ir gaunasi 9 eurai mėnesinis mokestis, jeigu imi metinį, tai tada 8 eurai. Tikrai nepigus variantas, bet turi savo pliusų. Vienas pliusas tai yra, kad tau pinigėlis nusiskaičiuoja nuo sąskaitos. Ir jeigu, sakykime, visom kitom kameram, kur naudoji lietuviškus operatorius, tai ten Ežio kortelė ar Pildiko kortelė, tai tu turi nepamiršti ir pats papildyti tą sąskaitą kiekvieną mėnesį, negali įmesti 30 eurų ir pamiršti pusę metų. Tai šituose nusiskaičiuoja automatiškai. Kitas didelis pliusas, kad zonose, kur prastas lietuviškas ryšys, pavyzdžiui, Latvijos pasienis, ar tai būtų Lenkijos pasienis, tai kameros pasigauna automatiškai kitos šalies tinklą ir dirba su juo. Tiek Nordic Gamekeeperis, tiek Zeisas pasigaus latvišką ar lenkišką artimiausią tinklą ir veiks su juo. Tai nereikės jokių rūmingų sukti galvos, nereikia trinkinėti kortelių ir taip toliau. Bet šitas visas, kaip pasakyti, jau tos, kurios turi integruotas SIM korteles, neintegruotas, o atsiunčia su SIM kortele, tai tos visas kamerytės turi jau savo, kaip pasakyti, ganėtinai brangius planus, išskyrus Nordic Gamekeeperį. Toliau truputėlį apie kameras, kurios turi programėlę ir galima naudoti lietuvišką kortelę pasirinktinai, tai 95%, aišku, kortelių SIM operatoriaus renkam Ežio ir visas kitas Tele2 arba Bitė, nes Telijos tinklas yra geriausias Lietuvoje. Kainos yra nuo 200 iki 300 eurų šiandien dienai. Tai, sakykime, programėlinė Nightforce Concept 200 euriukų. Siunčia nuotraukas į programėlę, kokybė tikrai nebloga, 12 voltų laidas iš karto komplekte, microSD kortelė komplekte, tai reikia nusipirkti SIM kortelę, akumuliatorius 12 voltų, pasijungiat ir nuotraukytės eina į jūsų telefonę parsisiuntą programėlę. Toliau Nightforce Max ir Nightforce Outlaw, čia yra 2 Huavision kameros, tai yra Huavision Compact LTE ir Huavision Glory LTE, tiesiog skandinavų žingsnis atpiginti kameras ir turėti konkurenciją tolygę, tai kitas brandas Nightforce'as, o pačias kamerytės pagamintas Huavision, tikrai gero gamintojo ir patikimas. Skirtumai tarp šitų dviejų, tai kompaktiška kamerytė, 8 baterijos, nėra ekraniuko, nėra mygtukų.
Tai pasijungiai, prisidėjai prie programėlės, visi nustatymai, visi parametrai, viskas reguliuojasi per programėlę. Šičia jau yra kamera didesnė, 12 baterijų dedasi, yra ekraniukas, pakabinus kamerą, atsidarius dureles gali matyti, kaip jinai pozicionuojama. Daugiau judesio davikliai, pirai, viskas yra identiškai iš esmės pas visas kameras. Toliau paštinės burelės, tas pats Nightforce'as, 2G, 4G, siunčia į elektroninį paštą, burelė 4G kameras galima pasijungti ir Burel Plus programėlę, ten vėlgi siūs tiek foto, tiek video, čia nepaminėjau irgi 4G šitos Nightforce'o kamerytė siunčia tiek foto, tiek video į programėlę, burelė 2G siunčia tik tai foto, o Nightforce'as šitas 4G siunčia ir foto, ir video, ir bureliai irgi ir video. Toliau Zeiso dar grįšiu kameros į planą 750 nuotraukų, papildomai galima gauti 25 HD video, Nordic Gamekeeperis siunčia tik tai foto. Tai toks būtų, sakykime, gal paskirstimas į tuos 4G, 2G kamerytės ir programėlinės, neprogramėlinės. Toliau apie nuotraukų kokybę, apie pačių kamerų, sakykime, valdymo galimybės, apie suportą, palaikymą. Tai daugmaž ganėtinai visos kameros, sakykime, yra 4G, kurios yra tai labai vienodai ta nuotraukų kokybė, išskyrus Zeiso. Tai Zeiso kameros, Zeiss 5 ir Zeiss 7 tikrai nuotraukų kokybė yra stulbinančiai geriausiai iš visų, ką teko matyti. Dabar kaip tik testuoju, viena nuimta yra, atsivežiau parodymui, kita kabo šėrykloj ir įdėsim apie kiekvieną kamerą, sakykime, tiek burelę, tiek Nightforce'ą, parinksim nuotraukyčio ir įdėsim kažkur, sumontuosim šičia ar šičia. Tai tikrai nuotraukų kokybė Zeiso kamero yra labai gera. Visos kitos, sakykime, vidutinės, standartinės, kad matyt, kas atėjo, kada atėjo ir kur atėjo. Ir visų kamerų, aš jau taip atsirinkęs, sakykime, tas kameras pagal jų gerumą, patikimumą, jų apšvietimas yra ganėtinai platus, dėl to kartais klientai pasigesta tos nuotraukos kokybės, bet užtat apšvietimas yra platus, tu nuotraukui matai visą vaizdą, o ne tik tai siaurą aplink lovį, kas dedasi, bet kraštuose matai tik tai žibančias akis. Kas liečia pačias Zeiss kamerytės, irgi žadėjau padaryti apžiūrą, bet darau vieną bendrą apie visas kameras, tai jau 2 geri mėnesiai išbandyta Zeiss 5 ir Zeiss 7 kameros. Skirtumą tarp abiejų kameryčių nepastebėjau, išskyrus tai, kad pas Zeiss 5 kamerytė ekranas yra šičia ir atidarai dureles, tu negali pasižiūrėti pozicionavimo, kaip tu pastatei kamerą, ar gerai šėrykloje, ar negerai. Pas Zeiss 7 atsidaro tik durelės ir ekraniukas lieka čia, dėl to tu gali viską matyti. O daugiau, kas liečia judesio, atstumą, matymo kampą, viskas yra identiška, siunčia abidvi sukomplektuotas yra, atvažiuoja su SIM kortelė, su SD kortelė, su baterijom 8, tai abidvi kameros padaro po 400 nuotraukų ir baterijos nusėda. Šiuo metu, kaip tik esu Zeiss 7 kamerą pasijungęs pas save prie bokštelę su tokia Nightforce saulės baterija. Tai yra saulės baterija, kuri turi viduje 8000 mAh akumuliatorių, kurį prieš kabinant pasikraunam ir paskui saulė jau pakraudinėja tą akumuliatorių, o akumuliatorius, jisai čia per visą plokštę viduje yra įmontuotas, o pats akumuliatorius kraunamas yra iš saulės. Ir šiandien norėčiau atkreipdėmėsi, kad saulės tikrai nėra, yra be 2011, bet saulės nėra, apsiniaukia tikrai, bet matom jau iš karto žalia lemputė dega, tai įrodo, kad jau akumuliatorius yra kraunamas. Jei nereikia tiesioginės saulės šviesos, netgi prie tokio oro, ryte prašvitus, jinai jau pradeda krautis. Faktas, kad veiksmingumas, kai saulė šviečia tiesiogiai, yra didesnis, bet jinai netgi tokiom oro sąlygom krauna. Tokia baterija turi 12 voltų maitinimą, turi 6 voltų maitinimą ir turi 9 voltų maitinimą kameroms. Taigi, tai reiškia, kad galim pajungti kameras tiek 6 voltų, kurios yra
maitinimas, tiek 12 voltų kameras, Zeisas pavyzdžiui, Nordic Gamekeeperis. Ir komplekte yra visi laidai, tiek pakrovimo, tiek kiekvienai kamerai pajungti 12 voltų, 6 voltų, nes 6 voltų vienas kameras eina su standartiniu kištuku, kitas eina 12 voltų su storesniu kištuku. Taip pat, pavyzdžiui, burėlis 4G, šita eina su storesniu kištuku, Nordic Gamekeeperis eina su storiu kištuku, o Zeisas, kad ir 6 voltai, ar šitas visas 6 voltų, jos eina jau su plonesniu kištuku. Tai komplekte viskas yra ir komplekte yra sriegis toksai įsukti į medį ir pasikabinti saulės bateriją, kad galėtumėt pakreipti jos kampą ir pagauti geriausią kampą, kad kuo daugiau saulės gautų dienos metu ir būtų maksimaliai geras, sakykime, krovimas. Kaina baterijos yra nepigi, 90 eurų. Bet sakyčiau, kad tikrai geras variantas visom be išimties kamerom ir sukomplektuotas su laidais su viskuo, tai perki ir pasijungi. Aišku, prieš pirkdami galit pasitart, pasiklaust, koks ten jūsų yra kameros maitinimas, bet manau, kad tikrai daugumai kamerų tiks tiek Zeisam, tiek Nightforce'am, burėliam ar dar kažkam. Zeisas irgi jau pristatė savo saulės bateriją. Jinai yra šiek tiek didesnė už šitą Nightforce'ą. Jinai turi 10 000 mAh integruotą akumuliatorių ir kainuoja 120 eurų. Brangesnis daiktas, bet irgi turi kelis, kiek žinau, kelis išėjimus laido. Irgi, manau, galima bus panaudoti tikrai įvairiom kamerom, ne tik Zeisą, o ir kitom. Taip pat labai norėčiau atkreipti dėmesį, ne visose kamerose būna sukomplektuota SD kortelė. Vienos kameros eina su micro SD kortelė, kitos eina su SD kortelė. Kur micro SD kortelė viskas tvarkoj, bet labai norėčiau atkreipti dėmesį, žmonės, kurie rinksis kameras, pirks ir yra kamerose dedamos pilno dydžio SD kortelės. Daug pardavėjų nežino, ar nenori žinot, ar nesigilina, ar tiesiog neturi noro gerai, kaip pasakyti, pakonsultuoti žmogų, deda micro SD kortelę su adapteriu į standartinės kameras, kur turi dėtis pilno dydžio kortelę. To daryti negalima dėl vienos priežasties. Per plastikinį adapterį tikrai daug informacijos gali nepraeiti, gali gliučinti, gali nepasileisti, gali strikti, gali nuotraukos neiti, tai eiti, tai neiti, tai dirbti, tai nedirbti. Skambina, sako, kas yra ir sako, veikia, o dabar nebeveikia. Tai vat būtent dėl šitos kortelės su adapteriu ir neveikia. Tai kaip tik turėjau skambutį šią savaitę iš kliento, nusipirko pas konkurentus burėlę kamerą, pataupė 10-20 eurų, gavo micro SD kortelę ir kameros nei paleido, nei konsultuoja, skambina, sako, mums neįdomu, kamera gera, ją nusipirkai ir viskas iš mūsų tiek. Dar truputėlis apie kamerų maitinimo šaltinius, kadangi visos kameros yra 4G, kaip sakiau, modulių labiau valgo energiją, tai ganėtinai tikrai greit suvalgo baterijas ir rekomenduojama yra jungti akumuliatorius. Tai vienas kameros yra 6 voltės, kaip minėjau, kitas yra 12 voltės, bet viską galima padaryti. Turim laidų, standartinių, 6 voltai kamerai, pajungti 6 voltų akumuliatorių. Tai pačiai 12 voltų, sakykime, kažkuriai kamerai tinka irgi 6 volčiai laidai standartiniai, kur nereikia konverterių. Turim laidukus su konverteriu, tai yra iš 12 voltų į 6. Vėlgi, jeigu turit automatinių šėryklų ar kažkokią kamerą su 12 voltų ir nenorit sumaišyti, kad nebūtų prie 6 voltės pajungtas 12 voltų akumuliatorius, tai konverterinis laidukas verčia iš 12 į 6 voltus ir lygiai taip pat pasijungiat kamerytę su 12 voltų akumuliatoriu. Taip pat turim laidukų, čia akmenukas į Relink daržą, per šitiek metų nesugebėjo padaryti laidą su konverteriu iš 12 voltų į 5 su micro USB arba USB Type lizdą. Tai micro USB neturim dabar, ten reikia gamintis irgi ir turbūt nebeturėsim, bet turim Nightforce gamintojo laidas su USB Type-C jungtim.
jungiat prie 12 V akumuliatorių ir nebereikia vidinio akumuliatorio, nebereikia kaitalioti, nes paprastai kamera irgi atlaiko apie 3 savaitės maksimum ir tada išsėda, žiemą ten savaitę laiko gal sakykim. Tai laidukai originalus, nusiperka, dabar jau Realinkai atnaujinti visi eina su USB Type-C jungtimi, iš apačios pasijungiat ir naudojate savo Realinko kamerytę su akumuliatoriumi. Paprastas baterijas dedasi į kameros vidų. Visas kameros yra be išimties su baterijom. Su integruotais akumuliatoriais beveik nebegamina. Yra vienas kitas modelis SpyPoint berods. SpyPoint kamerų nesu testavęs, bet girdėjęs daug prastų atsiliepimų, kadangi ganėtinai daug genda. Tiesa, dar nepaminėjau dvi, kurias čia neturiu kameras, testuoju kaip tik dabar Hikmikro 15 jau kokie 2-3 mėnesiai M15 ir šviežiai porą savaičių testuoju Tactacam Reveal kamerą. Tai Hikmikro buvo pirminis, sakykime, atsiliepimas toks, kad irgi tikrai labai stipriai valgo baterijas, apie 200 nuotraukų ir viską suvalgo. Valdymas neblogas, bet nėra funkcijos kaip paprašyti nuotraukos realiu laiku, dar kažką ir suportas tikrai negreit reaguoja, bet kaip tik vakar pasijungęs kamerą pamačiau, kad yra atnaujinimas ir nereikia kameros vežtis namo, o per programėlę paspaudi ir per 15 minučių pati kamera atsinaujina. Kas liečia, sakykime, Nordic Gamekeeper, Zeiss kameras, tikrai labai greitai reaguoja suportas, pasakai kažkokią pastabą ir iš karto reaguoja. Kaip pavyzdys, Nordic Gamekeeperis, bendraujam tikrai, pardavinėjai kameras metus laiko ir jų kortelė Lietuvoje dirbo tik su Tele2 ir Bitės operatoriais. Šiam momentui yra atnaujinimas, tai turėsim kitą savaitę jau atnaujintą variantą su kortelėm, kurios palaikys ir Telia ryšį. Tai bus dar geresnis variantas, geresnis padengiamumas, tikrai geras ryšio sąlygos. Atnaujintas softas, kuris valgo mažiau energijos, tai dar ilgiau baterijos laikys arba akumuliatorius. Ir Zeissas irgi tikrai reaguoja, kadangi kamera nauja, programėlė nauja, yra niuansų iškyla. Kaip pavyzdžiui, gaunat į programėlę nuotrauką ir ant nuotraukos rašo vieną laiką, sakykime 5 valanda, o viršui rašo 6 valanda. Tai yra nesutapimas 1 valanda. Toliau dėl energijos vartojimo irgi tas buvo pasakyta, irgi ten kažką modelizuoja, daro, kuria. Yra funkcija, kad gali užsistatyti paštą, tai dabar irgi paštas tą funkciją pasileido ir ėjo tikrai gerai. Bet kažkodėl pradėjo dubliuotis, tai yra iš to pačio siuntėjo ateina 2 paštai su skirtingais pavadinimais, bet irgi tie visi dalykai yra tvarkiami, nusiunti, padaroma ir, kaip sakyt, labai gerai reaguoja į klientų atsiliepimus, pastabas ir visus, kaip pasakykim, tokius dalykus, ko nepasakysi, pavyzdžiui, apie Realinką. Tai kai jisai atsirado Lietuvoje prieš kokius gal 3 metus jau ar 4, netgi tas laikas bėga, tai pasibandžiau šitą kamerą Realinko, pamačiau ten tos visus, sakykime, pliusus, minusus, intervalo nebuvimą, tos matomus ledus. Tai vėlgi irgi parašiau Realinkui, tiesiogiai sakau, žiūrėkit, manau, kad tikrai turėtumėm daugiau klientų, daugiau, jeigu padarytumėt intervalą, kad galima būtų funkciją užsidėti, nenori intervalo, palieki apsaugai be intervalo, nori intervalą, kad užsidėti 5 minutės, pavyzdžiui, ar 10 minučių įsijungi ir tuos ledukus pakoreguoti, bet jie pasakė mums gerai ir taip. Ir tai va, tai toks įreagavimas. Tai va, siūlau tikrai renkantis pasidomėti, pažiūrėti šitą video, jeigu ką paskambint, paklaus, tikrai patarsim, pasiūlysim ir kažką parinksim tinkamo, kas jums tiktų ir pagal kainą, pagal viską, kaip sakant, išrinksim.